Pasveikinimas Eičinui, Rumšiškės raštininkų mokykla, tai 1851 metai. Sveikinu, ponas Eičinai, kad atvykai į Lietuvos tyrus. Galėsi puikiai įsitikinti, kad Lietuvoje mokslas yra daug geresnis negu Žemaitijoje. Ten mokiniai kaip paršai, nors jų riebūs pilvai, užtat tuščios galvos. Jei Žemaitės šeimininkės maitinamas negalėjai mokytis, tai čia Lietuvos tyruose negalėsi tukti kaip paršas. Rumšiškėse privalai būtinai mokytis. Pasirašo Antanas Baranauskas. Antra ašara. Antras priklaupimas, sustojimas. Ar žinot, ką vyrai, jeigu tokių čia yra, negerą nabiną girdėjau, Arielka peikia ir į svietą varo, nu kad nebūtų jos neįgaro. A kągi mes gersma? Na, už ko nusitversma? Nu, aš tai visiems sakau, tikrai be Arielkos reiks visi šiems išlikti. Nu, aš su žmogum, kada reiktų susitikti, nu tai ką tu padarai be jos? Nei drasmės, nei kalbos, oi visiems bus bloga, visiems nepatogu. Alų sako, gerk iš miežių ir apinių. Nu tai aš alaus nenoriu neprivalgęs lašinių. A vyną gertai nedavartoju, aš tūkstančiais nevartoju. Tai ką, priims masvetį? Arielka pametę? Nu taip man pasakykit, rimti ponai, kas be jos rimsta? Nu kas be Arielkos šioj pasauliai gimsta? Ant praustuvių, ant krikštynų, anava. Ir ant pakasinų. A kaip nuos jos nuprasti? A kur stiprybė rasti? Iš Baranausko dienoraščio. 1852 metai, Rumšiškės. Pirmas, negerti degtinės ir kitų stiprių gėrimų, nes žmogų daro panašų į žvėrį, sukelia įvairias ligas ir mirtį. Nerūkyti jokios rūšies taboko, nes reikalauja nereikalingų išlaidų ir yra džiovos šaltinis. Trečias, laikytis griežtos dietos, nes per sotus maistas apsunkina skrandį ir proto daro nepajėgų darbui. Dėl to visi vyrai kartu susirūpinkim, Arielkėlė brangia. Gelbėkim ir ginkim, neprietelę muškim šrandus arba pagaliais per pradus, muškim, daužkim, šarkim, daugiau gerkim. O tu ten raudononosė. Pulkaunykų būsi. Gerai, pabrinkės tenai, kur sėdė, tai valdės, va, kitą vaiškos pusę. Kruvinakis su visais vajavosis pagaliais. O tam gali nudaužtą kaktį generolų tapti. Ir taip susitarė jaunikai tvirti, pats gėrėk, kniubo po pasuoliais girti. Kai atėjo metas mūšas, anis drėpso kaip bedušas.